Labas šaunuoliai. Kaip ir žadėjau, antrasis video. Šitas video bus truputėlį rimtesnis, netoks linksmas, tačiau tikrai manau, kad svarbu jums tai išgirsti. Kad nepamirščiau, iš karto paprašysiu. Jeigu žinot, kam reikia šitos informacijos, kas netoli perdegimo, netgi nebūtinai, jeigu tai yra ar fotografai ar ne, nusiųskit šį video. Galbūt tai jiem padės. O taipogi, kaip visą laiką, subscribinam, dalinamės. Man jūsų pagalba yra labai svarbi. Kiekvienas jūsų atsiliepimas, kiekvienas jūsų parekomendavimas manęs man iš tikrųjų duoda labai daug naudos. Ir tokiu būdu aš galiu šį ir kitą turinį jums duoti nemokamai. Taigi, dar vienas tokia maža reklama. Rugsėjo mėnesį pradedu rinkti naujas grupės, tiksliau jau renku. Ir dar yra vietų pradedančiųjų grupėje. Jeigu norite ir pažengusių grupėje, galbūt dar pavyks surasti vietą. Jeigu norite išmokti fotografijos, jeigu norite su fotografija paimti ir pasidaryti savo fototerapiją, poilsį, tiesiog susisiekit su manim. Kontaktus rasite apačioje. Tai kasgi yra tas perdegimas, apie kurį visi kalba ir kuo jis yra pavojingas. Man patiko vienas išsireiškimas apibūdinantis perdegimą. Žinot, tą jausmą, kai virš žvakės liepsnos paimat, laikot ranką ir nors jūs fiziškai galėtumėt tą ranką priliesti prie liepsnos ir laikyti tenai, ar ne, bet kažkas jums to dalyko neleidžia padaryti. Tai lygiai tas pats dalykas yra perdegimas. Tiesiog mūsų smegenys žino, kad ten skaudės ir jos mums neleidžia kažko tai daryti. Deja, fizinis ir emocinis skausmai smegenyse atsiliepia tuose pačiuose sektoriuose, tuose pačiuose vietose. Dėl to, jeigu mums kažkas net ir emociškai sukėlė skausmą ir ilgą laiką, daug kartų, smegenys tiesiog reaguoja į tą dalyką, kad tai yra tarsi ugnis, kuri mums neleis priliesti, kuri mums neleis atlikti to veiksmo, kuris sukels mums skausmą. Tai tai yra perdegimas. Ir aš pats asmeniškai irgi esu perdegęs su fotografija, bet papasakosiu truputėlį vėliau. Ir gerų dalykų šiandien papasakosiu iš tikrųjų. Bet kaip, pavadinkim, neperdegti arba ką daryti, jeigu esat netoli perdegimo ribos? Čia, manyčiau, svarbiausi klausimai, kuriuos šiandien reikėtų aptarti. Tai pirmas dalykas, ką reikėtų daryti, jeigu mes nenorim perdegti, tai sekti dienos režimą. Nes, žinot, darbe jau po 8 valandų atrodai, kaip čia pasakius, kaip nuvarytas arklys. Visos jėgos atiduotos, telieka jėgų likę tik tai prie teliko įsidrėbti ir tiesiog išlaukti, kol eisi miegot. Bet fotografai dažniausiai dirba ilgiau. 14, 16, kartais net 18 valandų per parą ir taip kiekvieną dieną. Aš turiu tokį posakį. Arklys per sunkų krovinį gali tempti ribotą laiką. Tad, jeigu yra deadline'ai, jeigu yra tokia situacija, kad tenka taip dirbti galima, bet tik ribotą laiką. Nes jeigu persistengsit, perdegimas bus netoli. Tai kaltas šitoje vietoje. Ir, žinot, ką daro su nuvarytais arkliais. Tai mano tikrai ir rekomendacija, ir palinkėjimas būtų, neleiskit savo savęs nuvaryti. Dar vienas punktas, kuris labai dažnai perdegina, tai yra, pavadinsiu tai šiauriečiai. Mes kaip tauta esam šiauriečiai ir tą dalyką mes turim, tą savo kraujyje, tą tokį santūrumą, uždarumą ir pasižiūrėkit, kokia tikimybė yra gauti gerą atsiliepimą ir kokia tikimybė gauti blogą atsiliepimą.
Nežinau, kaip žmonės išmokyti daugiau kalbėti pozityvo, daugiau girti fotografą, daugiau matyti jo nuotraukose tai, ką fotografas norėjo pasakyti. Manau, tai ateis su laiku, bet šitas dalykas, tas tokio atgalinio ryšio, atgalinės energijos, tos atidavimo, iš tikrųjų labai stipriai fotografus suspaudžia. Ir jie tada jaučiasi ir nesaugiai, ir vėlgi tas pats perdegimas jisai ateina greičiau. Tai čia yra sunkiausia dalis fotografui, kad daryti dėl savęs. Jum turi tos nuotraukos patikti. Pirmoje eilėje. Jeigu jau sufeilinot, sufeilinot. Visko pasitaiko, ko netgi ir profesionalam pasitaiko. Bet tiesiog išsikeliat tikslą, kitą kartą nedaryti tos klaidos, kitą kartą nedaryti anos klaidos ir einat į priekį. Svarbiausia esat jūs. O visiems geras nebus. Atsiprašau už tokį tiesmukumą, bet vieniem klientam jūs būsit patys geriausi, kitiem klientam jūs būsit patys blogiausi. Vieni šeimos nariai sakys, kaip faina, kad esi fotografas, kiti šeimos nariai sakys, kokia velnio tu čia apskritai eini. Tai svarbiausia esat jūs. Jūs turit prieš save jaustis gerai. O žmonės, po truputėlį atsiras tie, kurie jūs girs. Laikykite šios žmonės kuo arčiau. O kitus, jeigu vieni arti, tai kitai toli. Dar vienas labai svarbus dalykas, aš tai vadinu fotomeditacija. Tai jeigu fotoaparatas ir fotografija yra tas dalykas, kas jūs baudžia, kas priverčia dieną sėdėti, tenai galvoti, ten marketingas ir visa kita, ar ne? Tai fotoaparatas turėtų būti ir draugas. Ir tas dalykas, kuris jums padeda jaustis gerai. Tai reiškia, jums reikėtų išeiti bent kartą į mėnesį, šiandien būtų geriau į savaitę, su fotoaparatu kaip su draugu. Jeigu nenorite retušuoti nuotraukų velniop, tiesiog paimkite, neįsidėkit kortelės ir eikit fotografuoti, nežinau, vabaliukus, dulkeles, medžius, kraštovaizdžius, burbulus, nesvarbu. Tai, kas jums leis tiesiog pabūti su fotoaparatu kaip su draugu. Tai čia būtų antras toksai punktas. Trečias punktas, iš tikrųjų, neseniai netgi ir seminarą klausiau apie tai, tai yra bendruomeniškumas. Va čia galiu padėti. Tai su bendruomeniškumu žmogus yra sociali būtybė. Tai bet koks bendravimas, bet koks ryšys su tokiais kaip jūs tikrai duoda naudos. Ir tarkim, jeigu nenorit perdegti, jums reikėtų bendrauti, jeigu ne su fotografais, tai šiaip su menininkais, nes fotografija norit, nenorit, ta prasme, skaičiuokit kaip amatą, bet vis vien tai bus menas. Ir nueikit į parodas, nueikit tiesiog pasižmonėt, nes tai irgi padeda. Sakysit, laiko nėra. Bet jeigu dirbat po 18 valandų, jo nėra, bet kaip minėjau, tai yra pirmas būdas perdegti. Taipogi, čia aš jau vėl save pareklamuosiu. Mano kursai, aš jau 2 metai vadinu, kad tai yra fototerapija. Tiesiog netgi būna žmonių, kurie ateina pagulėti ant sofos, nes fotografuojama, jie tiesiog net fotoaparato neįsitraukia, jie tiesiog sėdi ir būna čia, toje atmosferoje. Tai irgi padeda. Tai neužsidarykit, nebūkit vieni. Tai čia būtų dar vienas punktas. Tai o ką daryti, jeigu perdegėt? Jeigu yra nedidelis perdegimas, tai iš tikrųjų nedidelė problema. Bet jeigu jau giliai, tai dažniausiai tenka tokiem žmonėm arba visiškai keisti profiliavimą fotografijos, arba mesti fotografiją.
bent jau kuriam laikui, maždaug 2-4 metų. Ką aš turiu minty profiliavimas? Fotografija yra labai plati specialybė. Čia yra ir žmonių fotografija, čia yra ir daiktų fotografija, čia yra ir kraštovaizdžių fotografija, kokiam paveikslam ar panašiai. Tai yra ir fotografijos mokymas, ką beje aš ir pasirinkau. Tai kaip fotografas, o konkrečiau ant retušo, aš perdegiau. Ir kadangi fotografija man labai patinka, aš pasirinkau mokyti. Tai iš dalies yra ganėtinai paradoksalu, bet tai man leidžia išlikti vis dar čia. Dar vienas dalykas, tarkim, kadangi aš perdegiau ant Photoshopo, aš išmokau fotografuoti geriau, kad reikėtų retušuoti mažiau. Ir tai vis dar leidžia man fotografuoti. Taip, retušas, kaip aš sakau, ateini, įsijungi Photoshopą ir taip jauti, kaip kas nors nuleido visas tavo jėgas kažkur. Taip pasėdėjau toksai, eini kažką kitą veikti. Po poros valandų vėl, ir taip tol, kol tu gali įsijungti, kad paimti, sutvarkyti šitas nuotraukas. Deja, nuotraukas tvarkyti reikia, bet nebūtinai tą dalyką turi tvarkyti jūs. Tai reiškia, jeigu jūs perdegėt ant kažkokio vieno elemento, bet kiti elementai patinka, jūs tiesiog galite surasti žmogų, kuris tą dalyką darys už jūs. Tai dar vienas patarimas perdegusiam, kad nebūtinai perdegėt ant visos fotografijos, galbūt tik ant vieno kažkurio elemento ir tą elementą galite patikėti kitam žmogui. Taip, pinigų bus mažiau, bet galbūt netgi bus daugiau iš tikrųjų. Čia vėlgi, kaip aš juokiuosi, lietuvių problema, kad mes esam žmogus orkestras. Mes manom, kad mes galim viską geriau negu visi kiti. Bet iš tikrųjų, kuo ilgiau dirbsit, kuo ilgiau būsit fotografijoje, suprasit, kad pilna žmonių, kurie daro konkretų veiksmą geriau negu jūs. Dažniausiai. Net jeigu ir daro blogiau, jeigu jūs perdegėt ant to elemento, gali visgi geriau duokit. Tada atlikti kažkam kitam. Tai tiek apie tą perdegimą. Aš žinau, kad žmonės yra įpratę kalbėti apie teigiamus dalykus, kad viskas gražu ir viskas geriausia taip, kaip gali būti, bet iš tikrųjų būna ir tokių dalykų ir aš manau, kad apie sunkius dalykus reikia dar daugiau kalbėti negu apie gerus. Gal reikėtų tokį pusiausvyrą surasti. Bet tiesiog žinokit, jūs nesat vieni. Vieni su kitais mes galim vieni kitiem padėti. Nebūkit atsiskyrę, nebūkit vieni ir galbūt tai vėl pažadins jumyse aistrą fotografuoti, galbūt tai padės jum toliau fotografuoti, nežinau. Bet labai norėčiau jūs pamatyti pas save, aišku, kursuose. Dėl 2 priežasčių. Tai viena be abejo yra finansinė, neapsimetinėkim, kad to nėra. Antroji, man patinka mokyti. Man patinka susitikinėti su naujais žmonėmis, su įdomiais žmonėmis. Tai irgi man terapija yra. Tai labai laukiu jūsų pas save. Mano tokiai mažoj, šiltoj studijoje. Ir jeigu ką, rašykit, pakalbėsim, pabendrausim, patarsiu. Kas mane žino. Aš dalintis informaciją nebijau. O dabar gerų mokslo metų ir jeigu patiko šis turinys, parašykit komentarus. Gal dar sugalvosiu, apie ką pakalbėti. Kol kas, iki.